Vis dažniau tenka išgirsti klausimą: Marija, kuom tu užsiimi? Ką tu veiki? Kokia tavo veikla? Toks įdomus klausimas. Iš tiesų jisai man dažnai pastringa ir karts nuo karto vis priklauso nuo būklės ir tu gali atsakyti skirtingai. Ir tokie įdomus klausimai man labai svarbus ir labai įdomu, ypač momente, iš kokio žmogaus aš tai išgirstu ir kiek giliai tas atsakymas gali būti išpakuotas. Tai prie to pačio ir noriu pasidalinti su jumis tuo atsakymu. Galbūt toks apibendrintas ir pagrindinis, tai aš padedu žmonėms prisiminti, kas jie iš tikrųjų yra. Ir kad prisimindami jie galėtų lengvai manipuliuoti savo scenarijais, reakcijom, buitim, laime, jausmais, emocijom, išgyvenimais, norais, siekimais, impulsais. Ir tai yra labai svarbu. Tai tie visi aspektai, kurie pasitaiko ir pasitaikys ateityje mano kelyje, tai be abejo ne šiaip savo atėję žmonės, ar ne? Vadinasi, jie jau yra pasirengę šitam kely, pasirengę yra prisiminti, kas jie iš tiesų yra. Ir nuo to ir prasideda tas didysis probudimo kelias, kuris yra labai svarbu mums kiekvienam ir kad ir kaip bebūtų, visiems tai teks patirti. Tai tokia ir yra šiai dienai mano ta didžioji veikla ir aistra, tai yra pažinimo kelias, savęs pažinimo kelias, žmogaus prigimties pažinimo kelias, nuo ko mes prasidedam ir kur mes baigiamės. Tai aišku vienas iš sudėtingiausių klausimų, bet tas tyrinėjimas yra be galo įdomus. Tai kviečiu jūs visus atkreipti dėmesį į save, į prisiminimą, kas jūs iš tiesų esate. Ir jeigu pasirinksite instrumentą mane, mano vibracijos jums tinka, tai ateikit pas mane asmeninę konsultaciją ar kažkokiais kitais būdais pabendrauti ir pažiūrėsim, kaip atsiveria jūsų pažinimas link ir tas visas kelias link probudimo.